Pernai nuo sukčių nukentėjo trečdaliu daugiau Lietuvos gyventojų negu 2023 metais. Pavogtos sumos didėjo, o Lietuvos teisėsauga pripažįsta esanti beveik bejėgė. Iš 13 tūkstančių žmonių buvo išviliota 17 milijonų eurų ir tik 2,5 milijono pavyko grąžinti. Sudėtinga sulaikyti tą pinigų sumą, kadangi iki teisminio tyrimo metu mes privalome kreiptis į kiekvieną šalį, kad gautume informaciją iš to banko. Kol paruošiami dokumentai, kol jie siunčiami ir gaunam atsakymą, tie pinigai pereina iš vieno banko į kitą, iš vienos šalies į kitą. Policijos atstovai sako, jog pavyksta išsiaiškinti tik apie 25% atvejų. Vilties taip pat suteikė ir neseniai pradėjęs veikti internetinio sukčiavimo centras. Nors jis veikia dar tik apie 2 mėnesius, jau gavo virš 3000 pranešimų. Sukčiai dažniausiai apsimeta Google darbuotojais, policijos pareigūnais arba siūlo investuoti į kriptovaliutas. Todėl neapsigaukime ir būkime sąmoningi.